10-ąją Lietuvoje minima savivaldos diena. Tradiciškai šią dieną šventiškai paminėjo ir Švenčionių rajono savivaldoje dirbantys žmonės. Į minėjimo koncertą atvyko ir aukšti svečiai. Lietuvos Respublikos nariai Konstantas Ramelis, Valentinas Tundys, Švenčionių rajono garbės pilietė profesorė Kazimiera Prunskienė, dekanas Vidas Magurauskas, Vilniaus miesto tarybos narys, darbo partijos Švenčionių skyriaus pirmininkas Šarūnas Birutis. Kaip ir kiekvienais metais, savivaldos dienos proga meras įteikė dovanas darbuotojams, dirbusiems savivaldoje 10, 15, 20, 25, 30, 35 ir net 40 metų. Pirmąjį už ilgametį darbą savivaldoje meras pasveikino ir apdovanojo buvusį komunalinio ūkio skyriaus vedėją Marijaną Semašką. Lietuvos Respublikos Seimo narys Konstantas Ramelis įteikė rajono merui Vytautui Vigeliui Seimo vicepirmininkės padėkos raštą. Savivaldos dienos proga susirinkusiojo į šventę laukia dovana. Kostos Morykino, Nedos Malonevičiūtės ir Olego Ditkovskio koncertas Trio Meilės trikampis. Šventėje buvo pagerbti ir geriausi 2011 metų pedagogai. Padėkos raštai ir statulėlės įteiktos Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos mokytojai Virginijai Cicėnienei, Vaikų lopšelio darželio Liepaitė darbuotojai Jelenai Chmilko, Pabradės Ryto gimnazijos mokytojai Ritai Jėdik, Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos pedagogui Gintarui Nalivaikai ir Švenčionėlių meno mokyklos mokytojui Gyčiui Šalnai.